Sveiki sugrįžę iš daržovių skyriaus, o savo virtuvėje aš jūsų laukiu. Nes šį rytą mes gaminsime vegetarišką patiekalą. Mes gaminsime morkas pagal mano brolio receptą. Tai yra ypatingas receptas, pasigaminti šias morkas mums visų pirma reikės labai daug šių oranžinių daržovių, česnako, oranžinių vaisių, kmynų, čiobrelio ir rozmarino ir be abejo alyvuogių aliejaus. Viską pradėsime nuo puodo su verdančiu vandeniu. Aš jau pasirūpinau to, jūs pasirūpinkite ir pjaustysime morkas. Idėja yra tokia, jog morkos turėtų išlikti šiek tiek traškios, jos neturi būti pagamintos taip, jog būtų visiškai minkštos. Taigi nupjaustę morkų galus, mes jas turėsime supjaustyti šiaudeliais. Tačiau šiaudeliai neturi būti per smulkus, todėl kad, kaip jau minėjau, morkos turi išlikti šiek tiek traškios. Štai tokie turėtų būti šiaudeliai. Imsimės česnakų. Man reikia nulupti juos ir skirtingai nei visą laiką šį kartą česnakų mes nepjaustysime. Mes juos traiškysime ir tiesiog gaminsime kartu su morkomis. Paimate česnako galvutę štai taip, suspaudžiate ją tarp dviejų pirštų ir šiek tiek paspaudžiate. Ir tada česnakas labai lengvai išsineria iš savo skurelės. Nulupame česnakus ir kaip žadėjau, mes juos traiškome. Štai taip. Jeigu česnakas labai gerai susitraiško, tai yra ženklas, kad jis iš tikrųjų yra puikiai sunokęs. Imsime štai šios gražius apelsinus. Aišku, prieš tai pasirūpinkite, kad jie būtų nuplauti, nes jų žievelės mes nenulupinėsime. Pjaustame juos į 4 dalis. O supjausti į 4 dalis, pjaustame dar pusiau. Dabar mes galime eiti prie puodo, kuriame verda vanduo ir viską sudėti. Morkos ir česnakai. Dabar dėsime apelsinus, šiek tiek kmynų ir čiobrelio ir rozmarino. Šis patiekalas puikiai tiks vegetarams. O šiaip, jeigu jūs valgote ir mėsą, tai yra nepakartojamas patiekalas, einantis kaip garnyras prie kitų mėsos ar paukštienos patiekalų. Ir bersime šiek tiek druskos. Berdami druską nepersistinkite. Dabar uždengsime dangtį ir virsime apytiksliai 15 minučių. Įpilkite alyvuogių aliejaus į keptuvę. Dabar patikrinsime, nes man atrodo, kad morkytės jau yra išvirusios. Nupilame vandenį ir galime viską dėti į įkaitintą alyvuogių aliejų. O dabar mūsų tikslas yra, kad viskas šiek tiek labai lengvai apskrustų. Jeigu šias morkas jūs naudosite ne kaip garnyrą, o kaip pagrindinį patiekalą, tuomet mums būtinai prireiks itališkos duonos. Čiabatos, šviežios čiabatos. Supjaustame ją riekelėmis ir pasiruošime dėti ant grilio. Laukiame 3 minutės skrebučio ir 5 minutės morkų. Tada galėsime viską serviruoti ir pasiruošti puotauti. Čia vaizdelis jau yra geras. Dėkite pasižiūrėti. Nes tai yra tai, ko aš iš tikrųjų laukiu, kad viskas gražiai apskrustų, spalva susipintų. Dabar mes galime serviruoti. Beje, apie kainą. Štai tokią didelę keptuvę pasigaminti šio patiekalo jums kainuos apytiksliai 4 litus. O jeigu jūs naudosite šį patiekalą kaip garnyrą prie kito patiekalo, tai kainuos dar mažiau. Tačiau vegetarams tai yra tikras džiaugsmas. Palinkėsiu jums gero apetito. Susitiksime kitą rytą. Ate.